Value yourself because you are more than enough. Don't wait for others to see your worth. Know it, believe it, and live it every day. The way you treat yourself sets the standard for how others will treat you. Love yourself even on the days you feel unworthy, because growth starts with self-respect and self-love. Keep shining even when no one's watching. You are your own light. Šiandieną sveikinusi iš Rogalando, Stavangerio ir esu susitikusi su Sigita. O su Sigita aš susitikau ne veltui, nes pakalbėsime apie moterų stovyklą, kuri vyks Rogalande prie Prekistolino. Taip, birželio 26, 27, 28 dienomis bus Prekistolino moters viršūnė moterų stovykla. Ir kas tenai būtent vyks tas 3 dienas? O žodžiu, oi. Taip, ir ko mes ten tik nedarysim. Bus makiažo kursai savo, toks diskusijos forma tos, kas buvo ten mergaitės pas mane kursuose, tai jie truputį skirsiasi, nes kalbėsim daugiau apie asmeninę priežiūrą, asmeninius produktus, tokią diskusijos formą, makiažo paslaptis gal įvardinčiau savo. Tai viskas bus apie moters grožį pirmą dieną, taip? Taip. O antrą dieną? Antra diena bus sportas, meditacija, vėl sportas, vėl laužai, vėl, ten visko bus. Visko bus. O trečią dieną? O trečią dieną mes plaukėme Lysė fjordu pro Prekistoliną, pro Šeragą. Žodžiu, aplankom pačias gražiausias mūsų Lysė fjordo vietas. Žodžiu, ir visa diena praktiškai ant vandens. Tai ką moteriai reikia atsinešti į stovyklą? Apart geros nuotaikas, kaip šiandien. Tai jau dabar kaip ir viską pasakė, daugiau kaip ir tokių niuansų kaip ir nėra. Pavyzdžiui, kas man tai aktualu, kažkokį rūbą reikia atsinešti? Taigi, sakai, tapkės lygtai, ne? Jo, maudymasi kostiumėlį, tapkės, juodas... Timkės. Tegul būna timkės. Juodas timkės, galima dvi, jei lip per tvorą, kur... Netyčia brūkšt kur nors. Ir žodžiu, daugiau orientuotis į sportinę aprangą. Aišku, pižama. Nes bus pižamų vakarėlis. Pižamų vakarėlis bus. Jeigu mes iki jo daisim. Tai ir daugiau rankšluosčius ir patalynės užvalkalai. Kai mano mama pasakytų, balta patalinė. Balta patalinė. Tai atsit balta, tai vadinasi, tai ant pagalvės ir kaldras yra. O jau užvalkalai vadinasi, čia dabar taip sakosi, balta patalinė. Balta patalinė. Žodžiu, balta patalinė. Tai reikia atsinešti savo. Jo. Taip. O kokia kaina stovyklose? Dabar kaina yra 5500. Į kainą įskaičiuota 2 nakvynės, tai vadinasi 3 dienos maistas, ekskursijos, žodžiu, sportas, meditacijos, makiažo kursai, dovanos visos, žodžiu, dovanos užima maždaug pusę stovyklos kainos. Tai žodžiu, mergaitės, jau vien dėl dovanų. Aš jau užsiregistravau, tai dar tai jau yra dabar vietų. Dar yra namie dovanom vietas reikia laisvai. O dar yra vietų, dar gali užsiregistruoti? Taip, dar yra kelios laisvos vietos, žodžiu, lauksim iš visos Norvegijos mergaičių išskėstom rankom. O dabar merginas, kurios susiregistravusios, jos yra vien tik iš Norvegijos, ar yra ir galbūt kurios atvyks iš Lietuvos? Žodžiu, tikrai buvo mergaičių klausiančių iš Lietuvos, bet kadangi ten, kaip sakau, iki mūsų ilga kelionė per kopas, tai jau išauga ta kaina, tai tikrai kiekvienas skaičiuoja ir žodžiu sakė, gal kada, kai tiesiogiai bus.
Tai, žodžiu, pagrindė yra vietinės mergaitės. Labai didelė erdvė. Tai, ką noriu pasakyti, kiti galvoja, kad jeigu bus blogas oras, tai mes jau ten jau dabar bus viskas sugadinta. Yra 3 aukštų didelis, žodžiu, namas su didelė foje, tai mes ten ir, kai sako, ir tą sporto užimtumą ir viską mes galim pasidaryti ir viduj, nes tikrai nereikės, kai sako, ten susispaudus būti kažkokiam kampelį, viskas labai erdvu, toli nuo kažkokių gyvenamųjų pastatų, toks atskirtas namas vidury miškų, kai sakau, tarp ežerų, žodžiu, tarp kalnų, tikrai labai graži vieta, tai tikrai visas mergaitės norinčias kviečiu dar užsiregistruoti. Tokią paimsiu iš tų pagrindinių klausimų, kur klausia mergaitės. Tai buvo tokių klausimų, ar tinka, ar yra kažkoks amžiaus cenzas. Tai tikrai nėra, kai sakau, mes net ir tas pats lipimas į tą kalną, kur mes kalbėjom, kad tai greičiausiai visos galvoja, kad bus Prekastolinas, bet atsižvelgiant į kiekvieną individualiai ir ką mes ten aptarsim, kai sako, per tą visą bendrystę, tai yra 3 variantai. Žodžiu, vietos visos yra tiesiog pasakiškos, tai beliks tik apsispręsti. Taip, tai tikrai nėra, kad to tokio amžiaus cenzas nuo tokių iki tokių, žodžiu, svarbiausia būtų noras, gera nuotaika, nes visos moteris tikrai yra ypatingos, tokios šarmingos ir visokias kokias, žodžiu, tikrai neturėtų kilti kažkokių problemų ar visos bendraujančios, visos, žodžiu, tobulos. Tai dar pasakyk man, Sigita, apie kas ves makiažo kursus? Makiažo kursus vesiu aš. Kas sportą ves? Sportą ves Linutė. O meditacija? O meditacija Jolita. Jolita. Taip, tai visos atsakingos už savo sritį, savo srities specialistės. Tai, žodžiu, visom bus įdomu pabendrauti, sužinoti, patirti, susipažinti, žodžiu, ir manau, kad nesibaigs ties šitą vasarą. Stovykla šią vasarą, kad bus tęsinys. Bus daugiau serijų. O ką gali žinoti, gal per metus sugalvosi dar padaryti ne vieną stovyklą? Dabar galvoju žiemą. Žiemą galvoju. Tai va. Tai ką, lauksim visų merginų stovykloje, o kas dar neužsiregistravo, tai būtinai užsiregistruokit, nes stovykla prasideda kada? Birželio 26, ypatinga diena. Ypatinga? Aš tik tai dabar kažkaip ne per seniausiai, kai pradėjau skaičius rašyti, supratau. 26, 20, 20. Geras. Tai tad paskubėkit užsiregistruoti, kaip sakau, jeigu dar neužsiregistravot ir abejojat, būtinai susisiekit su Sigita, jums dar gal kažką ir pasakysiu, dėl ko galima užsiregistruoti, gal kažkokių tipsų duos. Patarsiu, nukreipsiu, žodžiu, ir lauksiu birželio 26. Tai ką, iki susitikimo stovykloje. Iki. Tada.